Pradėsim geros dienos. Čia turim vandenį, verdinti jau. Užsidėsim bulves su lupina. Čia mes užsidėsim kaip česnakus, paskui įdėsim tokį čilį, gendiją. Kepsim šampinionus ant karšto aliejaus, kad jie neišgirotų, dedam tą gendiją, pipirą. Česnaką apkepiau, dedam šampinionus ir, kaip sakiau, ant karšto aliejaus, kad neišvirtų, iškeptų. O šampinionus iškepę, galim dėti prieskonius, kokius norim. Aš druską ir pipirų. Kaip matote, nepaleidau jokių sulčių, paliko. Čia mes susidėsim kepti tarkuotas morkas ir svogūnus. Čia turim kiaulienos pelendricą. Mes jį dabar turim atmušti ir paskui išsikepti su kiaušiniu. Man bandom mušti. Yra minkšta. Visus taip atsimušim. Čia turim įsimušę mūsų pelendricą. Einam toliau. Čia turim kiaušinį susiplagę, truputį pieno. Merkysim į miltus į kiaušinį ir eisim kepti. Mūsų mėsytė pasūdyta, padruskinta. Prieskonius dėkit kokie jums patinka. Dabar imam į miltus, į kiaušinį, į petelnį, karštą aliejų. Kepam. Jau galim virti. Ir tuoj trauksim lauk. Persipjaunam bulves per pusę. Jos yra virtos jau. Įdedam dabar viską į plieką. Darom paskutinį štrichą. Biškį ant bulvyčių žalio padažo česnakinio. Nedaug. Ir petražolės bulvių. Šviežių petražolių. Duos gerą skonį. Dabar jau orkite. Aš 80, 10, 12, gal 14 minučių. Prašau. Mūsų kepsniukai, bulvės, su sūriu. Viskas kaip turi būti. Bulvės jau užteks. Ir dabar šampinjonų. Aš turiu su česnakais keptais. Prašau.
Visiems skanaus. Ir iki sekančio.